Sveiki visi. Sveiki. Aš Marius. Aš Viktorija. Mes esame iš Marijampolės miesto. Iš Miami. Mariukijais. Iš Suvalkijos. Taigi šiandien dar esame Lietuvoje, bet jau netrukus leisimės į netradicinę laukinę ir laisvės kupiną kelionę po Kiprą. Mūsų kelionės tikslas patirti Kiprą kitaip nei esame įpratę dauguma. Keliausime be automobilių, tik su motoroleriais arba vietiniu maršrutiniu transportu. Miegosime gamtoje dažniausiai, keliausime po įdomiausias laukinės Kipro vietas. Kuo vandens. Kuo uolų, skardžių, krioklių, nacionalinių parkų. Ten, kur mums labiausiai patiks, ten ir pasiliksim nakvoti. Norim parodyti, kad galima keliauti paprastai, bet ypatingai. Su nuotykiu, su gamta, su laisve. Nepriklausant jokiam viešbučiui. Nepriklausant jokiai nuomonei. Iš tikrųjų, be kažkokio 100% plano. Nesam nei ten kažkokiu viešbučiu užsisakę, nesam visiškai pilnai viską suplanavę, bandysim viską daryti eigoje. Turim maršrutą, ką norim aplankyti. Svarbiausias mums galbūt ir visiems įdomiausias vietas, populiariausias turistam, o visa kita jau dėliosis taip, kaip gausis. Lankytiniausias vietas jau esam išlankę, Kiprą esam pamilę, bet norim parodyti jum, ant kiek yra nuostabus tas Kipras ir kokios ten gražios vietos ir kaip galima ten atostogauti. Tad prisijunkite, laukia nepaprasta patirtis. Lauksime jūsų peržiūrų ir tikimės, kad jums patiks. Adios, amigos! Taigi noriu parodyti, su kokiomis kuprinėmis planuojam vykti į kelionę. Čia bus mano kuprinė, talpa 60 litrų. Vat tokia. Ir Mariaus. Truputį didesnį. Ir viską bandysim susipakuoti jas, nes kelionėje daugiau kuprinių ar kažkokių kitokių papildomų lagaminų neturėsim. Taigi pagrindinius svarbiausius daiktus, drabužius bandysim sutalpinti į jas. Ką planuojam pasiimti į kelionę, tai tapkutės, basutės, čia būtinieji drabužiai, stengiamės pasiimti kuo plonesnius, kuo mažiau rūbų ir neėmėm jokių šiltų rūbų, nes stebim orus, kad labai karšta tiek dieną, tiek naktį, tai prisirengti tikrai nereikės ir labai gerai, kad nereiks daug talpinti į kuprinę. Čia GoPro kamerai, įvairiausi laikikliai, po vandeniu bus galim filmuoti ir taip toliau, tai pabandysim pagaudyti geros medžiagos. Ausinės, 2 powerbankai, čia viens ir su prožektorium, kad jeigu reiks pasišviesti. Mariaus tai greitukai, kepuraitės, drabužiai Mariaus, akiniai, prožektorius ant galvos, 2 maži rankšluostukai. Jeigu truks, įsiskalbsim arba įsipirksim. Čia galbūt reikės prie motorolerių pritvirtinti tašes, tai pasiruošim. Kompiuteris, čia adapteriai, pakrovėjai, padidinti pakrovimo vietą. Čia yra miegmaišiai, čia čiužiniai yra. Pripačiami 2 čiužinukai, lipni juostelį, galbūt prireiks, kad dažniausiai prireikia čia paties liukras pasitiesti prie jūros, labai mažai užima vietos, nors yra iš tikrųjų didelis. Čia yra tokia kaip palapinė su tinkleliu. Irgi labai mažai vietos užima, 2 hamakai, planuojam miegoti dažniausiai hamakuose. Čia yra powerbankas su saulės baterija, dronas, kuris bus šitoj tašiai. Ir kaip ir viskas, tai tikimės, kad visų šių daiktų užteks. Čia higienos krepšelis ir galvom, kad mums su šitais daiktais turėtų pavykti kelionė. Jeigu kažko truks, parodysim vietoje. Eisim pieškom iki Kauno oro uosto. Ne, juokauju, bet važiuoja draugas paimti. Išsinešim šiukšles, paskutinės iš namų ir iškeliaujam. Ką tu? Ruošiuos. Ruošiuos kam? Ai su tom kamerom bandai.
Tai mes ir Kiprė. Pafos oro uoste. Esam žiauriai laimingi, labai šilta, labai smagu. Šilta. Sakė, bus karšta, bet ne, čia šilta. Mums dar kol kas šilta, dar nespėjom įkais. Taigi laukiam autobuso, vyksim autobusu į Pafoso miestą. Autobuso kaina 2 eurai, tai 4 eurai abiems. Ir autobusas bus už 15 minučių. Autobusas yra visiškai prie pat oro uosto išėjimų. Tai niekur eiti toli nereikia su lagabinais gabentis. Visiškai viskas šalia, patogu. Ir labai pigu. Atveš tiesiai į Pafoso centrą šalia mūsų apsistojimo vietos. Busai važiuoja kas pusę valandos. Tikrai laukti ilgai nereiks. Viskas paprasta, parodyta ir aišku. Jaučiausia vietą, ne? Matysiu iš tokios. Lipom tikrą. Eisim link apsistojimo vietos, apartamentų. Autobuse kondicionierius yra, tai vėsu, tikrai ne karšta važiuoti. Bet jau išlipus smagu, labai. Ir 1 minutė iki mūsų hotelio, tas pas Marija, toliau matos. Matai, Marijau, tas Marija? Ką? Va, matai tas Marija? Čia mes ir būsim šiandien. O čia va autobusas. Jo, su kokiu leinu. Ir ekskursija čia. Jo galima įsigyti. Tai bankomatai. Ne, bet aš pasipilnu. Va, čia ir viešbutėlis. Citrinos čia neauga. Jo. Visiškai viskas šalia. Realiai užtrukom nepilnai valandą. Čia 15:30 nusileido mūsų lėktuvas. Atsiėmėm bagažą, nes mūsų kuprinė buvo lėktuvo bagažė. Ir vat 16-17 jau mes savo apartamentus. 402, ne? Dar reception davė 2 adapterius. Europietiškas 5 eurus reikėjo už vieną mokėti, bet paskui Depozitas. grąžint. Kai grąžinsim ir eurus. Va, raktas senoviniu būdu dar visi tai. O kambariukas. Visai normaliai. Paprastai, Žinoma. bet neprastai. Balkonas. Terasytė. Super. Oi. Terasa į kitą pastatą ir į augalus. Kaina 40 ten. 40 gal eurų. nepilnai. Para 2 asmenim, ne? Taip. Tai fantastika, čia kokia spalva. Spalva jau čia labai ryški. Va, ir baras 3 žodžių viešbutį ir baseinas. Visi einam į miestą reikalų tvarkyti. Kur tu čia kyli? Į jūrą. Pirmas pasimatymas su jūra. Vat koks gražus rajonas. Visai šalia jūros. Ir statybos, va, pirmai filmavom vyksta. Status, va, čia dar koks geras sklypas šalia jūros. Galėtų Mario nupirkti šitą sklypą. Nu. Fainos vilukės įsistatė. Malkuvo laužas. Čia beveik galėtume stovyklavietę įsikurti. Aš beveik 100% garantuoju, kad niekas nieko nesakytų. Niekam čia turbūt neįdomu. Va ten tas, matos, toli, tas švyturys, kur buvom. Pernai ir nepernai, užpernai. Va, kaip čia gražu. Va, kaip čia, o čia buvome. Buvom? Mhm. Kokie lietinis buvo? Šito lyra visų. Nu, kvapas tai nekoks dabar.
Kačių rojus, Kipras. Kaip rolis įdėti. Na, atsiprašau. Oi, kaip tik ten. Saulėlydis su ledais ant gulčiukų. Graikiški kremblio re. Ką, papaliukai? Baigėm pirmą atostogų dieną. Jo, labai įspūdinga diena. Smagi. Labai gerai praleidom laiką, skaniai pavalgėm, pasivaikščiojom, išsimaudėm, ledų suvalgėm skaniai, Sutikom saulėlydį. palydėjom saulę. Lydėjom saulę. Žiauriai smagiai pasimaudėm. Beprotiškai fantastiškai. Dar laukia naktis. Beprotiškai fantastiškai. Vardinam tik tai pliusus, tik taip faina, tik taip smagu. O kokie minusai, vienoje vietoje vanduo nelabai kvepėjo, bet paskui pripratom prie kvapo. Paskui viešbučio teritorijoje nusprendėm ant gulto, čia ne savo viešbučio, čia svetimų viešbučio teritorijoje ant gulto ledų suvalgyti. Tai prižiūrėtojas paprašė mandagiai atlaisvinti gultą. Tai tada ant... Tu fuk man, sako. Nesakė taip. This is hotel priority. What the fuck? Sakau, no problem, Nate. Tai tiko mums pasidėti ir ant uolos kraštų ir palydėti saulę su ledais. Po to įsimaudėm. Iš pradžio atrodė baisu, kad bus šalta. Nesitikė vis dar, kad tokia yra šilta ir kad vakare maudytis nėra šalta. Bet ir dabar dar esam šlapi. Bet visiškai nešalta. Realiai dabar yra kokie 27, dar 26 laipsniai šilumos. Tigras užpuolė va mus. Esam labai gražioj viešbučio teritorijoje. Vis ten yra gražu. Va dar vienas kačiukas. Tai va, tai mūsų diena buvo faina. Aišku, mes neturėjom jos visos. Tik tai šiandien ir atskridom. Tai va, kiek spėjom, tiek dieną ir išnaudojom. O va, rytoj 10 valandą einam nuomotis, važiuojam, einam, nežinau kaip mes ten papulsim, nuomotis motorolerių, skuterių ir pradėsim aktyvią dieną. Taip, bet iš pradžių šitos šalia mūsų apartamentų yra didelė daržovių parduotuvė. Dabar yra arbūzų, mango metas, kas ten dar pagal? Kiviai greičiausiai, abrikosai, nektarinai, sezonas. Pradžių užmėsim Iš tikrųjų, tai čia spėliojam. už lūpos Netikrinam, arbūzų koks sezonas, bet su mangais. apelsinų nėra medžiuose, ne? Arbūzų su mangais užmėsim per cenai. Ir viskas. Tai va, taip pusryčiausiam, parduotuvėje nusipirksim vaisių ir tada motociklai ir tada Skuterį. pradėsim Varysim greičiausiai į tą tarpeklį. tarpeklį, jo. Taip. Ten kažkur tai miegosim. Ir susirasim kažkokią tai fainą vietą jau sekančią nakvynę gamtoje. Taip. Tai va, tokių įspūdžiai mūsų šiandien yra. Esam laimingi, labai šilta, labai smagu. Ir liūdna, kad Lietuvoje nieko panašaus vasarą nėra. Taip. Adios, amigos. Taigi labas rytas. Labas rytas. Pirma naktis. Kipre norėjau sakyti Egipte. Nežinau, kodėl man šitas kambarys primena Egiptą. Jo, galbūt spalvos. Tai šiek tiek nusivylėm po pirmos nakties. Tai pirmas nusivylimas, neradom kaip kondicionieriaus įjungti. Aišku, susitaikėm su tuo ir sakėm, pratinamės prie šilumos naktį. Tai nėjom net į receptioną ieškot,
kad kas pasakytų kaip jų. O antras nusivylimas, kad kažkoks, man atrodė, tai, kad spinta kažkokius garsus skleidžia reguliariai. Ir kažkaip bijojau turbūt atikrint naktį šitą spintą ir vis tokį garsą. Kaip tas garsas? Kaip ždėjimas, kaip katinas į... Kaip kažkas šnipštų spinto vis. Katinas prabėgtų per medinę sieną kažkokią. Ne, toks sušnipštimas, toks atodūsis kažkoks. Ir tai baisu buvo, iš tikrųjų visada prikėlinėjau naktį. Tada po pirmo to šnipštimo galvoji, kas buvo pusę laiko, vėl užmiegi, tada vėl tave prikėlė. Ir realiai prastai žiauriai smiego. Maras taip pačiu Gyto čia kėlė, kad einam sportuoti, nes iš vakarų susitarėm, bet nebuvo to noro, buvo tik tai neramų kamuolys, kas čia naktį dėjo, sako, Mara, tu žinai, kas čia buvo. Jis sako, jo, jau žinau, nu, sako, tai va, parodysiu, kas čia buvo. O ten tas Oro gaiviklis. oro gaiviklis, miegamajam virš spintos, išvis reguliariai sušnipščia. O aš galvoju, kad čia kažkas spintos viduje, bet spintos viduje nei gyvačių, nei kačių. Ar dar kokių gyvybių nėra. Tai va, tai būčiau vakar patikrinus ir būčiau įsimiegojus, bet klaida nepatikrint. Tai va, toksai pirmas nusivylimas, nes naktis. Koks čia nusivylimas? Man tai nusivylimas, nes man įsimiegoti reikia. Viskas čia tvarkoja. Tai va, jau nuotaiką keliam Viskas. į viršų ir ruošiamės. Va, bėgam prie vandenyno, darom mankštą, maudomės, pradedam naują dieną. Liko 20 dienų. Vandenynų. Taip, Pats tokiai vandenynų. judam. Adios, amigos. Ką veikikas? Rytinė mankštelė. Fantastika. Geras rytis, gera diena. Pasaka gyvenime. Ne. Kaip ten palauk? Ne gyvenimas, o pasaka. Pasaka iš gyvenimo. Na, pasaka, o ne gyvenimas. Jeigu Lietuvoje būtų toks oras Bėgiočiau. kiekvieną rytą, tai bėgiočiau dažniau. Nors Maras bėgioja su bet kokiu oru, bet pripažįsta, kad lengviau bėgti, kai toks oras, kai toks rytas. Pripažįstu, kad smagu dėl kada bėgti. Čia vat vandenį šiandien kažkokių dumblė, nedumblė, čia kažkokios Reikalą gal pamagai čia tikrai reklamą. žolytės. Yra, nu tai normalu, kad jūra išmeta vis kažko. Va, Visur turbūt taip yra. ten švaru, va, tu nuplauk. Tuoj nuplaus, Maras laukia, kol bangos nuplaus tuos negražumus. Kas netriuka. Sakyk, ką? Gyvenime pasaka. Tai Kipras. 100%. Be žodžių net ir ką Jo. pasakyti, atrodo kaip faina, kaip gera. Rytinė Kaip mankšta. Padarytas takelis, galima bėgti, kilometražas yra sukurtas, su dviračiais galima važiuoti. Tai Kažkoks turbūt kosmosas. kiekvieno sportininko, ir turbūt kiekvieno mėgėjo, kuris mėgsta vasarą svajonį, yra ryte atskelt, padaryti mankštą, įsimaudyti labai šiltoj ir mėlyno jūroj. Pasaka. Žiauriai smagu. O čia galim džiaugtis gyvenimu, tai Kipre. Suprantu, paprastai maršrutinis transportas labai populiarus. Pilnas autobusas į miestų centrą. Susitaisiau geriausią vietą. Tai va tai kaina vienam vėl 2 eurai. Su Boltu važiuoti tikrai neapsimoka, nes apie 14 eurų iki tenai. Nors iš tikrųjų atstumas nėra didelis, Boltas yra ganėtinai brangus. Todėl vietiniai renkasi autobusą. Nors mano manimu ir autobusas vienam važiavimui 2 eurai irgi nėra pigu. Kas 15 minučių važiuoja. Ir kas 15 minučių važiuoja iš ten, kur mes buvom, į centrą.
Gera. Na, 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 na. Daugiau nemoka ir būtų geriau. Negali būti geriau. Tu esi šalia. Man, ne. Ir man taip gera. Taip saulė šviečia man danguje. Gera. Toliau važiuokite tiesiai. Toliau eikite tiesiai. Antra diena dar tik tai prasideda, bet jau turim sukaupę ar šį pusdienį patirties. Tai va, tai mūsų planas nevyksta taip, kaip esam suplanavę, buvom suplanavę. Pasiimti motorolerius, mes buvom susižiūrėję, kur nuomosimės, bet iš Lietuvos nėjo su jais susisiekti. Tai susisiekėm tik tai atvykus į vietą. Ir kas paaiškėjo, kad Lietuvoje turima A2 kategorija motociklo teisių. Pažymėjome parašytą A2 ir A su apribojimu. Iki 35 km Lietuvoje galima tokį motociklą vairuoti, tai kas būtų ganėtinai galima, o būtų tai važinėti su 125 kubikų motociklu tikrai. Lietuvoje aš vairuoju 600 kubikų motociklą, tai čia mums nepavyko išsinuomoti motorolerių ir motociklų, nes neturim A kategorijos. Tai galima tik tai 50 kubikų mopedas, žoliapjovės, bet tų žoliapjovių net neturi. Jų net neturi, nes su juom net išvažiuosi iš miesto. Nu taip, jie sakė, kad neišvažiuosi iš miesto. Aišku, išvažiuosi, bet jie tokių net nenuomoja. Tai va, tai mūsų planas neišdegė, nepavyko mums įsinuomoti motorolerių. Tai šiaip ne iš esmės, bet keičiasi mūsų kelionė. Transporto priemonė keičiama automobilį. Laimos nuomos kompanija mes susinuomom automobilį, tai gaunasi dar pigiau net ant 70 eurų automobilis negu 2 skuteriai. Taip. Skuteris po 150 į savaitę. Gal kitur būtų ir pigiau, nes mes domėjomės, tai buvo ir po 15 eurų už parą, bet čia jau ale rimta kompanija ir... Nauji itališki skuteriai stovėjo net nepravažiuoti, sakom, reikia pravažiuoti. Taip. Ir ką dar paminėjau, kad tie skuteriai neleidžia važiuoti be kelim, kad davažiavus į žvyrkelius, keliukus nesfaltuotus, jie užgesta. Jie turi GPS radarus ir greičiais autostrado, negalima su jais buvo važiuoti, kad irgi užgestų. Tai va, tai tokia patirtis, patirta jau pirmą dieną Kipre, bet viskas yra gerai. Keliausim, nenusiminame. Viskas tvarkoja, dar geriau važiuojam, tik toliau. Marius laimingas, kad nereiktų važiuoti motoroleriu. Taip, kad laukim naujų. O aš laiminga, kad man nereiks važiuoti kitur kelio pusę. Nors iš tikrųjų pabandysiu. Reikia išmokti. Adios, amigos. Dabar ko laukiam automobilio, sakė atvarys tiesiai į mūsų viešbutėlį, tai dar truputį prie baseino ištiesėm kojytės, saulės pageriam. Kaip nuotaika? Fantastinė, jo, viskas labai gerai. Gyvenimas pasaka. Sako, kad Kipre vasarą per karštą diena, bet mums tai tikrai ne per karštą, mums taip idealiai yra. Mums taip pasakiškai viskas. Super. Aišku, saugoju savo galvą, kad nenudegčiau tarp kasyčių tų tarpų. Nes tada paskui reiks įsileist plaukus, pradės pleiskanoti, o šiaip tai viskas super. O čia tai... Pasaka negyvenime. Pasaka gyvenime. Ne, čia pasaka negyvenime. Nuėjom į receptioną, pasakyti, kad dar truputį negalim išeiti iš viešbučio. Tai jie leido mums viešbutį būkit, sako, kiek jūs norite, tik tai kambarį atlaisvinkit, tada, kada yra parašyta. Tai iki pusės 12, tai susirinkom daiktus, palikom viduje foje, saugiai stovėti, o patys mėgavomės viešbučio malonumais, deginomės, maudomės. Tikrai draugiškai, sako, jokių problemų gali būti, kiek jūs čia norite, tik tai kambarį reikia atlaisvinti ir mes atvyks. Kiti gyventojai reikia išvalyti. Taip normalu, taip visur yra. Ką norėjau paminėti, čia yra 3 žvaigždučių viešbutis. Pasakyčiau, švaru, tvarkinga, visi draugiški, visi linksmi. Kambarys irgi tvarkingas. Labai fainas. Paprastas, galbūt jau ir senas kambarys, bet tikrai tvarkingas, tik tai vienintelis tas buvo minusas, tas kvapukas automatinis. Baigi išvaryti naktį iš proto, bet nieko, viskas gerai.
Kitą kartą jau žinosim, kad reikia įtikrinti, o nekentėti. Malonu. Malonu. Gelbėjot mus labai stipriai. Šitą duosite, ne? Pasiukų reikia. Pakeliu į Avakas Džordž Čarpeklį. Sustojom labai nuostabioj vietoj, labai gražus vaizdas. Va, pažiūrėkite. O kas čia per garsas, tu girdi? Vanduo. Ne. Ar šlangas. Ai gal, va čia kažkokia. Karas yra. Nes garsas tai įspūdingas. Kelias tik tai jau neasfaltuotas. Atvažiavom jau paskutinį tašką ties Avakas Džordž Čarpekliu. Lauks kilometras gal daugiau. Žygis iki pat Tarpeklio. Tai va čia pasiliekam automobilį ir keliausim. Be to iš tą Tarpeklį eisim jau antrą kartą. Pirmą kartą, kai buvom Kiprė, atvykom iš vis nežinodami, kad čia jis yra. Tiesiog pamatėm čia būnant ženklas, kad kažką galima pamatyti ir žmonės jau, ne, ir tada prisijungėm mes. Ir mums labai patiko, bet mes nenuėjom iki jo galo, nes vaikai pavargo, buvom su vaikais. Taip. Tai šiandien pabandysim nueiti kuo daugiau ir pamatyti kuo įspūdingesnių, gražesnių vietų. Išsirinksim vietą netgi kur nakvoti. Galbūt čia nakvosim šiandien naktį. Taip. Čia pernai metais bėgo vanduo, ne pernai, užpernai. Bet buvo pavasaris, o dabar jau nebėra vandenėlio. Ir ten ant uolos galima miegoti. Pasidėjai. Tai tau tai čia visur galim miegoti, tam krūme, ir ant uolos, ir po uolą. Čia norisi filmuoti, čia viskas gražus, geras. Žiūrėk, dar vieną atėjau. Nu, atneš ką nors. Bananą reikėjo atiduoti savo. Gal vis nevalgo bananų. Nežinau, ar su kamera matos, bet ten ožka. Vat toj vietoje jinai užlipo. Būtent tuo kalno ir dabar jinai ėda nuo to medžių lapus. Ožka paliko kokį įspūdį. Geriausia vieta. Su dronu nufilmavom, čia kažkas tai tokio. Čia nematytas, neregėtas gyvenime vaizdas. Taip ožka lipančią uolom pamatyti ne kiekvienam turbūt gyvenime gali pasisekti. O kaip mums pasisekė, tai aš neįsivaizduoju. Ožką gavau, dar vieną radai. Skanu? Bet jeigu ožka nevalgo, Tai geriau nevalgyk. tai geriau ir žmogui nevalgy. O dabar jeigu nukrisi, kas tave vilks? Ar paliksi ožkom suvalgyti? Nutirpo. Kas nutirpo? Nutirpo liežuvis, nutirpo. Yeah, baby! Galvoju, insultas pareina. Nu, įspūdingas žygis čia. Į kur pasižiūrė, ten gražu. Nepasigailėsi tikrai. Oi, turėsim draugę mes. Draugė, makai. Mūsų laukia vakarienė. Lengva, ne per sunkiai prieš naktį. O, apelsinai. Skanu. Turime persikų ir arbūzą. Tai va, tai pasmaližiausim. Jau turim susiradę vietą, kurioje nakvosim. Tai va, nepavalgom, jau susidėjom kuprinę, svarbiausius daiktus mašiną paliekam čia. Čia, šito aikšteliai. Ir mes esam vis dar prie Avako Tarpeklio. Ir einant arčiau tą trasą mes susiradom nakvynę. Tai va, neužilgo parodysim, kur mes nakvosim. Tobula vieta 2 hamakam. Tai
Taip, nes labai svarbu yra medžiai, kurie būtų ne per toli ir ne per arti vienas kito. Ir radom vietą, kur galima nusiprausti. Tai va, tai viskas mums tinka. Pavalgom skaniai ir Kalnų upelis. po truputį žygiuosim jau temsta. Tai nenorim užsibūti, kad nereiktų tamsiai dėliotis mums visų. Kaip Orijus sako, daug skonio, tirpsta burnoje. Na, apelsinai trieslai būna įspūdingi Kiprė. Ypatingai sezono metu, tai pasaka. Žadintuvas. Einam vėžliuko filmuot. Yra vėžlys, va, ten. Yra va ten vėžlys ir bandysim padaryti video medžiagą po vandeniu. Bet vėžlį. Jo, čia žmonės vaikės tos vėžlius, nes irgi vieną iš toli matėm, tai dabar susiruošėm įrangą. Einam iš arti. Ir einam iš arti pabandyti užfiksuoti vėžlį po vandeniu. Labai didelį vėžlį, pirmai matėm vieną ant vandens, Ten. o dabar pamatysim po vandeniu. Polisai dar. Kur jisai? Aš nesašiau, ačiū. Va tik po vėžliukų gaudimo. Sutikom vėžlį. Savo sekiausiu. Ne vieną vėžlį, daug vėžlių sutikom. Tai vėžliai čia visai krante plaukioja. Jų yra tikrai pakankamai daug. Ir jie nėra labai baikštus. Tai pavyko. Pavyko. Aš taip bijojau. Pasveikinau, sakau, sveikas. Kažkoks nepatenkintas, nuplaukė kažkaip kitaip. O aš taip arti buvau Marius įpalėti, tai iškart kuo greičiau pradėjo plaukti nuo mūsų. Bet čia taip, jeigu norit juos pasigaudyti, tai jie ištisai vis plaukia viens po kito. Tai pirmą kartą gyvenime teko mums tokia artima akistata jūroje su vėžliukais. Toliau, visa pakrantė yra Parodysim. vėžlių Kiaušiniai. vietos, kur jie deda kiaušinius. Kaip ištais deda, kaip Taip, tai parodysime. išteri kiaušinius. Jaunikliai čia bus. Visa pakrantė nusieta. Pažymėta. Pažymėtos vietos, kur jie yra padėję kiaušinius. Prašau. Čia yra pažymėtos vietos, kur negalima eiti, nes mes kaip suprantam, čia yra jų kiaušinių vietos beras. Jo. Netrukdyti. Čia jų visa pakrantį tų. Visa pilna. Tai mes esam Lara Beach, vėžliukų paplūdimys. Tas laukinis paplūdimys, toli nuo civilizacijos, toli nuo gamtos. Realiai visiškai nepaliesta gamta. Labai nuostabaus grožio paplūdimys. Smagu maudytis ir jo labiau sutikti vėžliukus vandenyje. Nuotaikos pačios geriausios. Superinė vieta, rekomenduojam. Labai. Žmonių ar daugiausia keli pagaliau. Matėm, kad ekskursijas atveža su džipais, tokiais dideliais turistiniais, žmonės ateina, pasižiūri. Parodo tos vėžlių kiaušinėlius. Bet dauguma jų nesimaudo. Tai čia turbūt didžiausia įspūdį palieka maudynės su vėžliais. Ir juos nuo kranto paprasčiau pastebėti ir tada reikia skubėti į jūrą kuo greičiau tų vėžliukų pažiūrėti.
Mes sustojom iš pakeliui važiuojant iš Vėžliukų paplūdimio. Nusipirkom sulčių iš vėžių, apelsinų. Labai vaizdingų, gražioj vietoj. Va čia. Nuostabus paplūdimys su uola, skardžiu ir iš akmenų padarytom piramidėm. Apie 25 minutės vykstam į Adžio Džordžija Pegi. Nežinau, ar tiksliai skaitau, bet kaip ir panašiai. Ir ten bus maža bažnytėlė. Uostas greitam sustojimui, sustostam pavalgyti. Ir vyksim šiandien į Afroditės vonias pro Polis miestelį. Kažkur užtruksim kelyje iki 1,5 valandos. Priklausysim nuo pačių kelių. Tam miestelį bandysim suvalgyti kažkokį vietinį maistą, ne? Jo. Ir Afroditės vonios tai miške esantys baseinai, kuriuose galima įsimaudyti, ten labai turistinė vieta. Tai kaip čia GPT sako, nesitikėkit kažko labai, kaip pasakyti, laukinių. Kad ten vieni patys būsit, maudysitės, kad bus turistų ir labai stipriai lankoma vieta.